Sveiki, mėly žiūrovai. Pradedame tiesioginę transliaciją iniciatyvos antimokesčiams net.lt tiesiai iš Europos parlamento nario Petro Gražulio biuro. Su mumis spaudos konferencijos metu yra europarlamentaras Petras Gražulis, Artūras Orlauskas ir aš, Dobilas Sinkevičius. Šią transliaciją norėčiau pradėti nuo vienos citatos, kelių tiksliau citatų, iš pradžio aš jas pagarsinsiu, o po to pasakysiu, iš kur jinai yra. Tai pradėkime. Revoliucija gali įvykti tik despotiškai įsikišus į nuosavybės teisę ir į buržuazinius gamybinius santykius. Tai yra panaudojant priemonės, kurios ekonominiu požiūriu atrodo nepakankamos ir nepatvarios, bet vykstant judėjimui pačios save perauga ir yra neišvengiamos kaip priemonė viso gamybos būdo perversmui įvykdyti. Šitos priemonės, žinoma, įvairiose šalyse bus įvairios, tačiau pažangiausiose šalyse beveik visur galės būti pritaikytos šios. Pirma, žemės nuosavybės ekspropriacijavimas ir žemės rentos sunaudojimas valstybės išlaidoms padengti. Antra, dideli progresyviniai mokesčiai. Trečia, paveldėjimo teisės panaikinimas. Ketvirta, visų emigrantų ir maištininkų turto konfiskavimas. Toliau, komunistai visur remia kiekvieną revoliucinį judėjimą, nukreiptą prieš esamą visuomeninę ir politinę santvarką. Visuose šiuose judėjimuose į pirmą vietą jie iškelia nuosavybės klausimą, kaip pagrindinį judėjimų klausimą. Citatos pabaiga. Tai yra citata iš 1848 metais paskelbto komunistų partijos manifesto, tai yra Karlo Markso ir Engelso veikalas. Ar jums šitos citatos neprimena šiandienos aktualijų, kada mes kalbam apie nekilnojamo turto mokestį ir visus kitus? Į pirmą vietą iškeliamas nuosavybės klausimas. Per mėnesį mūsų iniciatyva su gausybė aktyvių, nuoširdžiai dirbančių žmonių surinko 31 752 parašus. Iš jų daugiau negu 90% šių žmonių pasidalino kontaktu. Šią akciją baigėme pačiame įkarštyje beje, todėl kad paskutinėmis dienomis, savaitėmis iki akcijos pabaigos buvo ypač didelis aktyvumas parašų rinkimų, tačiau nustojame juos rinkti, nes jau ateinantį antradienį, tai mažiau negu po savaitės, bus svarstymo stadija Seime. Mes norim šios parašus perduoti Seimo nariams, mes tai padarysime pirmadienį, su labai aiškiomis nuostatomis. Visa šita parašų esmė priminti, kas yra parašyta mūsų konstitucijoje, kuri buvo priimta iš karto nugalėjus komunizmą. Buvo priimta, kad asmens nuosavybė yra neliečiama. Ir šitie parašai yra labai aiškus priminimas, kad gyventojai nepritarė šitom komunistinėm idėjom. Aš tik tai norėčiau priminti, kad nekilnojamo turto mokestis kaip po toksai atsirado 2012 metais Andriaus Kubiliaus vadovaujama vyriausybėje ir finansų ministrai tuo metu buvo Ingrida Šimonytė. Iki tol, nuo 90-ųjų metų, nebuvo jokio mokesčio nekilnojamo turto fiziniams asmenims ir puikiai valstybei su tuo gyveno. Ir dabar labai svarbus skaičius. Pernai metais iš fizinių asmenų valstybė surinko iš šio nekilnojamo turto mokesčio 14 milijonų eurų per metus. Palyginimui, 700 milijonų po valstybės audito rasta neapskaitytų, nežinia kur dingusių pinigų. Ar žinote, kiek metų būtų galima šios pinigus, tiesiog kurie buvo, vėl nežinau kur dingo, surinkus, žinot, kiek metų būtų galima nerinkti nekilnojamo turto mokesčių? 50. Valstybė į antrą vėjo jėgainių parką jūroje nori iki 3,4 milijardo investuoti biudžeto, tai yra visų mokesčių mokėtojų pinigų. Nors už šios pajėgumus siūlo verslas savo iniciatyvą pastatyti, neimant iš valstybės nei cento. Ar žinot, kiek metų, jeigu valstybė nekištų pinigų ten, kur nereikia, galėtume nerinkti šio nekilnojamo turto mokesčio, kuris surinkamas po 14 milijonų? 248 metus. Ką mes norime pasakyti?
nekilnojamo turto mokestis yra labai valstybinio mastu, kai finansiškai nėra reikšmingas. Jis yra ideologinis, o ne finansinis mokestis. Marksistinis, komunistinis, ideologinis mokestis, kuris nusitaikytas pirmiausiai nuosavybė. Ir mes esame griežtai prieš jį. Tai prieš bet kokį. O ten kartelės, dabar Seime diskutuojama. Viena kartelė, kita kartelė, galbūt nuo 200 000, galbūt neapmokestinkim būsto, bet apmokestinkim garažą, kuris nėra prie būsto, gal dar kaip nors. Mes pasisakome prieš. Šie pasirašę žmonės pasisako prieš bet kokį fizinių asmenų sąžiningai uždirbto turto apmokestinimą. Visi mokesčiai už jį yra sumokėti. Taigi, tokia mano šiek tiek ilgoka įžanga, o dabar norėčiau žodį perleisti Europos parlamento nariui Petrui Gražuliui. Sveiki, kaip jūs žinote, nekilnojamo turto mokestis ir kiti mokesčiai įvedami tam, kad būtų lėšų skirti gynybai. Padidinti gynybai iki 5%, ar gal dar ir daugiau. Bet tai Dobelas kiek pavardino šaltinių. Ir jeigu tuos šaltinius nukreipti gynybai, tai tikrai mes galėtume skirti daugiau negu 5% neapmokestinant fizinių asmenų pajamų iš to nekilnojamo turto. Antras dalykas. Mes pažiūrėkim, jeigu mes sumažintume bent 10% biurokratiją, viešą sektorių, taip pat 2 milijardai su centais galim sutaupyti per metus. Tik 10%. O jūs galvojat, kad negalima sumažinti? Galima sumažinti. Tai pažiūrėkit, kokiu keliu eina Amerika. Antras dalykas. Tai mes tų šaltinių tikrai rastume daug. Vien tik kultūros ministerija, atrodo labai nedidelė ministerija, nežino, kur 15 milijonų dingo. Neapskaito pinigų. Dėl 230 milijonų irgi neteisėtai panaudotų kreipėsi į prokuratūrą. Dabartinė valdančio dauguma audito komitetas. Galime rasti milijardus. Jie švaistomi. Tie pinigai ir nėra racionalaus valdymo. Dar vienas dalykas. Aš noriu truputėlį keliais sakiniais pasakyti apie dabartinį ministrą finansų Šedžių, kuris galbūt su dabartinio premjero Palucko iniciatyva sugalvoja visą paketą mokesčių. Ponas Šedžius tai yra žmogus, kurio biografija labai yra neaiški. Baigęs Maskvoje Lomonosovo universitetą 83 metais, po to iki 89 metų neaišku, kur jis dirbo, gal Rusijos spec tarnybose. Po to įstojo kartu su Grybauskaite į Burokevičiaus partiją ir matyti jos neįstojo. Būdamas ministru pirmą kartą, jis, kaip ir jo senelis 40 metais, panaikino eurą, litą nacionalizavo Lietuvos banką. O 15 metais jau jo anūkas irgi panaikina eurą, tai yra panaikina litą ir įveda eurą. Tai pažiūrėkim, kas yra kokia jo tiesiog šaknis. Ir jis melavo, jis yra melagis. Pirmiausia, jis pasakė, įvesdamas eurą, kad niekas nebrangs. Mes visi žinom, kad jau dabar lito vertė didesnė už eurą po tiek metų įvesto. Jis lygiai taip pat pasakė, kad kada atėjo krizė 2007 metų, kad čia nebus tos krizės. Vėl melavo. Ir jis dabar meluoja, kad čia mažą skaičių palies Lietuvos gyventojų. Tai yra melagis. Šitas ministras yra melagis ir kiek aš girdėjau, kad jam ruošiama interpeliacija. Aš manau, kad Seimo nariai paklaus, kur tu buvai nuo 83 iki 89 metų. Štai gerbėmiai, dėl ko įslaptinti KGB archyvai. Štai, nejaugi socialdemokratai neturi kito ministro? Turi. Ir man atrodo, kad mes tikrai negalime tylėti, ką daro šitie socialdemokratai, buvę komunistai su mūsų valstybe, su visais mums. Dabar žiūrėkit, šitas paketas bus padarytos kopijos, jis keliaus birželio 17 dieną į Briuselį, važiuoja 50 žmonių į Briuselį ir mes įteiksim peticiją. Peticiją įteiksim Europos parlamentui, kad vis tik tais būstas
Europoje fizinių asmenų nebūtų apmokestintas. Tai ačiū jums, kurie pasirašėt, ačiū kurie organizatoriam visiems, kad buvot aktyvūs ir taip pat aš raginu, dar liko laiko, spauskite Seimo narius, darykite piketus, rašykite vietiniuose laikraščiuose, prašykit, kad jie nebalsuotų svarstymo ir priimimo stadijoje už nekilnojamo turto mokestį. Aš dar truputėlį keletą žodžių noriu pridurti prie to paties. Aš vertinčiau gal dar griežčiau nekilnojamo turto apmokestinimą. Tai yra sankcijos, tai yra baudos žmonėm, kurie savo sąžiningų darbų įsigijo namus. Tai yra konkrečios baudos, baudimas žmonių, sankcijos jiem, kad jie taupė, atsisakė kelionių, atsisakė pramogų vaikam, dėjo centuką prie centuko, susitaupė, įsigijo savo būstą, namus ir šitie komunistai buvę ir dabar esantis, ir manau, kad įtarčiau, kad ir KGBistai, jie nutarė padaryti tą patį, tai yra išbuožinimą ir atimti namus. Atimti namus, nes jeigu jūs nesumokėsit tų vadinamo nekilnojamo turto mokesčių, o tai ne nekilnojamo turto mokestis, tai yra sankcijos, kad jūs turit nuosavus namus, tai po kelių metų nemokėjimo pas jūs ateis antstoliai ir atims jūsų būstą ne už tą kainą, kurią patys nustatė iš kepurės, o už sumažintą kainą ir po to perparduos vertelką. Tai yra konkretus komunizmo grįžimas, kai mes visi, vyresnio amžiaus žmonės žino, neturėjo savo nuosavybės, gyvenom valdiškose butuose ir dabar tie patys buvę Tarybų sąjungos komunistų partijos nariai, jedinstvininkai, jie vėl rengia tokį patį planą, rezga jį ir įgyvendina atimti iš mūsų namus. Aš dar dėl Šadžiaus pridurčiau, kad jisai ne tik, kad sukėlė krizę, tie patys konservatoriai, kurie dabar nemato jo nuodėmių, prisiminkim Kubilių, prisiminkim tą pačią Šimonytę 2008-2009 metais, jie cypė ir rėkė, kad Kirkilo vyriausybė ištaškė rezervo fondą ir valstybei nėra pinigų, todėl reikia kelti mokesčius drastiškai ir sukelt dar vieną krizę. Kubilius dar paaštrino krizę ir padarė tokią, kokios nebuvo, net visoje Europoje, net panašios. Ir kaltino tada Šadžių, kad jisai ištaškė rezervo pinigus. Dabar jie neprisimena šito. Kodėl? Kodėl? Nei žodžiu net neužsimena, kad Šadžius jau prisidirbęs buvo. Iki 8 metų ministraudamas, po to prie Butkevičiaus vyriausybės, jisai panaikino litą, kaip sakė Petras Gražulis, melavo, kad niekas nepabrangs, melavo kaip ir Grybauskaitė, sakydama, kad geriausiu atveju pabrangs kelis centukus prie 100 litų, tai buvo visiškas melas ir mes matom, kad, jeigu dabar pasižiūrėkit, kiaušiniai kainuoja beveik 3 eurus, tai tais grįžtant į litus būtų 11 litų, 10 kiaušinių. Kas nors sveikų protų gali suvokti kainą. Ir čia sakė žmonės, tie patys, kurie sėdi Seime, ten rūksta tam Seime, visokie Razmos, visokios Grybauskaitės, jų pakalikai. Visa šita šaika 30 metų Seime sėdi, meluoja jums į akis. Įžuliai meluoja, ciniškai meluoja. Ir dabar dar nori atimti ir jūsų turtą. Ir čia kalba eina šitie parašai prieš nekilnojamo turto bet kokį apmokestinimą. Nes jau sakė Dobilas, bet aš pakartosiu. Būstas, visų mūsų namai yra įsigyti už jau apmokestintus pinigus. Sumokėti visi mokesčiai. Jeigu jūs darėt remontą, sumokėjo dar ir PVM, įsigydami paslaugas ar prekes, ir pakėlė to turto vertę, sumokėjo visus mokesčius. Tai yra, nuo pridėtinės vertės dar ir 21% sumokėjo, tai reiškia, jau 2 kartus sumokėjo. Ir dabar nori dar
priversti jūs mokėti už jūsų nuosavybę kasmetinę nuomą, tai yra kasmet bausti tuos, kurie sąžiningai savo namus turi. Atimti iš mūsų namus. Konkrečiai, visiškas komunizmas ir tai, ką citavo Karlo Markso ir Engelso, šitų komunistinių bolševikų ideologų, krūvinų bolševikinių ideologų mintis, parašytas prieš 200 metų. Jie įgyvendina kryptingai, nuosekliai ir tuo keliu eina. Šitoj vietoj aš manyčiau, kad čia reikėtų šitos parašus kopijas dar ir prezidentui nunešti kanceliariją ir pareikalauti Šadžiaus atsistatydinimo. Kaip ten bebūtų, skandalas dabar bandomas nukreipti į Palucką dėl kažkokios paskolėlės. Čia skandalas nukreipti dėmesį nuo šitos žmonių turto nusavinimo. Akcijos, pavadinkim tai ne mokesčių reforma, tai turto nusavinimo reforma. Ir bandymas nukreipti dėmesį į Palucko ten kelių šimtų tūkstančių paskolėlę niekam neįdomus. Šadžius pagrindinis šito nusavinimo projekto autorius, jam pritarė, kaip nekeista, visa socialdemokratų partija, nes negirdėjau, kad šitie darbo žmonių gynėjai nors būtų kur nors sukritikavę. Pakampiai pavieniai socialdemokratai patys suvokdami, kad ir iš jų namus atiminėja. Pakritikuoja, bet bijo kažkodėl tai pasakyti tiesą į akis šitiem mankurtam, kurie vėl nori gražinti komunizmą, o tas komunizmas jau net pačiom šlikščiausiom formom grįžta į Lietuvą. Prisiminkime bolševikinės represijas ir milijonų žmonių išžudytų toj buvusioj Sovietų Sąjungoje ir Lietuvoje tame tarpe. Ir dabar tos pačios kompanijos, kitos partijos pirmininkas Kasčiūnas vėl sako, kad reikia žudyti kitaip manančius. Konkretus bolševikinis mąstymas ir net atvirai grasina Seimo nariui, Seime posėdžio metu, kad atvažiuos susidoroti su Seimo nariu, su vyrukais. Kasčiūnas, jaunas niekšelis, vienas bijo važiuoti pas Valių Ąžuolą, chebrytę susirinks. O jis negalvoja, kad mes atvažiuosim su vyrukais pas į namus arba pas kiekvieną Seimo narį ir paklausim, nuo kada tu komunisto išpera šičia bandai griauti valstybę ir kas tau leidžia. Nudaužysim tokiam Kasčiūnam nagus. Taip nudaužysim, kad dantis išbirės, gavus per nagus. Bet grįžkime prie šito žmonių parašų. Entuziazmas yra milžiniškas. Žmonės puikiai suvokia, kad komunizmas grįžta. Ir grįžta pačiom šlikščiausiom formom, ir čia pritarčiau europarlamentarui Petrui Gražuliui, tie įslaptinti KGB agentai, suprasdami, kad jų dienos suskaičiuotos, jie ėmėsi drastiškų veiksmų, konkrečiai jėga atimti iš visų mūsų turtą. Ir mes neturim kito kelio, kaip tik tai pradžiai teisiškai, o po to ginsim savo turtą ir jėgą. Aš dar, jeigu galima, porą sakinių noriu pasakyti. Tai žiūrėkit, kas yra. Remigijus Žemaitaitis, kuris žadėjo, kad jokių būdų nebalsuos už nekilnojamo turto mokesčio įvedimą, filmavosi prie tvartelių ir visur kitur, laikė kvaila buvusią vyriausybę, dabar jis daro tą patį. Bet žinot, kaip kuo jis motyvuoja? Matai, jeigu mes nebūtume patvarkę šito mokesčio, senas mokestis, jis būtų daug ženkliai padidėjęs, nes 2026 metais registrų centras indeksuos turtą, jis bus daug brangesnis ir todėl labai pakils mokesčiai. Mes turėjom priimti šitą įstatymą, kad mokesčiai būtų mažesni. Ponas Remigijau, tai jūs indeksuokit turtą. Antras dalykas, taigi turtas nuolat nuvertėja, amortizuojasi, o pasirodo ne, registrų centrų jisai nuolat auga, tas turtas. Tai čia yra prisidengimas, melavimas. Indeksuokit turtą ir viskas, ir nebus jokios problemos, bet ne. Ir dar išaiškina, mes tiek daug darbų padarysim ir padarėm,
kad į šitą mokestį nekreip žmonės, o mus mylės ir ant rankų nešios. Tai ką jūs padarėt, pasakykit? Nieko pakol kas nepadarėt. KGB rezervistai neišviešinti, kiti dalykai, tai ką jūs žadėjote padaryti pakol kas, nėra antros pakopos pensijų fondai. Taip ir vietoj trypiama, neleidžiama žmonėms pasiimti tų pinigų ir mes galime vardinti jūsų nepadarytus darbus. Jų nėra pakol kas. Ką jūs padarėt, pasakykit. Ogi nieko. Nu nejaugi taip prilipai, Remigijau, prie tos valdančios daugumos ir nejaugi taip patinka, kad užsispjovė visus žmonės, kurie už tave balsavo. Taip, ačiū. Ačiū. Tai turime žurnalistų klausimų, tai aš juos iš kelių redakcijų. Tai atsakysim, matyt, užduosiu klausimą, ar atsakysim, kas tarysim, ką papildysime. Vieną norėčiau neeilės tvarka iš Puko televizijos ir radio atvyko klausimas. Surinkote parašus, koks bus tęsinys. Norėjau šitą klausimą iš karto po mūsų pasisakymų užduoti, todėl kad tęsinys jau yra numatytas. Tai vienas dalykas, kad, ką mes jau kalbėjom, šie parašai keliaus į Seimą, Europos parlamentą ir matyti ir į prezidentūrą. Ir šių parašų pagrindų bus paruoštos įstatymo pataisos, kad Seimo nariai jau paruoš. Mes esam dėrybose su Seimo nariais ir pirmadienį jie mus priims, visą tai jūs galėsite pamatyti dar vienoje spaudos konferencijoje. Ir bus paruoštos, kad žmonių turtas būtų neapmokestintas. Tai yra vienas tęsinys, tačiau tai dar ne viskas. Seime, žinoma, bus priklausys nuo to, kokios bus nuotaikos Seime. Tai per tą laikotarpį, kad atsirastų geros nuotaikos Seime, mes pradėsim antrą etapą šios mūsų parašų rinkimo akcijos. Antras etapas, galbūt Artūras čia mus papildys, tai jau yra dabar parašytas prašymas į Šilalės rajono savivaldybę, kad prie Remigijaus Žemaitaičio, Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio, pradedančio nuo jojo, biuro, kuris randasi savivaldybės pastate, gyventojai pakvies Seimo narius, tai Žemaitaitį ir kitus iš Šilalės išrinktus Seimo narius, jų yra ne vienas, į susitikimą. Prieš rinkimus mes girdėjom, kaip laksto Seimo nariai, kviečia žmonės į susitikimus, ypatingai čia Remigijus Žemaitaitis daug gyrėsi. Tai dabar atvirkščias procesas, darbdaviai, tai yra rinkėjai, žmonės, kviečia į susitikimą Seimo narius pasiaiškinti ir pakalbėti, kas dabar vyksta ir kas tokio pasikeitė čia per tuos metus laiko, kada žadėjau prieš rinkimus, nei metų nepraėjo, kad nereikės nieko apmokestinti mokesčių pakankamai, buvo tokia retorika, būtent Remigijaus Žemaitaičio ir kitų Seimo narių, kurie dabar balsuoja visiškai kitaip, kurie pasisakinėjo prieš konservatorių įvedinėjimą tuo metu nekilnojamo turto mokestį, retorika kažkaip tai staigiai pasikeitė. Gyventojai kviečia susitikimą. Ir norėčiau paanonsuoti ir akcentuoti dar kartą, Šilalėje šį sekmadienį 12 valandą gyventojai į susitikimą kviečia Remigijų Žemaitaitį ir kitus iš Šilalės išrinktus Seimo narius. Tai anonsuojame jau dabar ir tokios akcijos vyks prie daugelio vienmandatininkų, kurie balsuoja už nekilnojamo turto mokesčius. Tai prasideda antras etapas. Galbūt norėtų papildyti mane ar parlamentaras? Tai aš manau, kad Artūras gal. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kažkada buvo plačiai platinamas dar prieš didįjį šeimos gynimo maršą mano pasisakymas Respublikos redakcijai, kad mes jiems žmonių dokumentus atnešim į namus. Atnešime tos dokumentus į namus ir įkišim į dantis, jeigu jie nenorės jų paimti, nes primenu dar kartą, mes juos išrinkom, kad jie tarnautų Lietuvos žmonėm, o ne kažkokiem oligarcham, užsienio oligarcham, ar Sorošam, ar dar kažkokiem fondų valdytojam. Jie išrinkti Lietuvos žmonių turi tarnauti Lietuvai, Lietuvos valstybei, Lietuvos žmonėm, ir jie bus priversti priimti visus dokumentus, visus mūsų klausimus išgirsti ir balsuoti taip, kaip jiem pasako rinkėjai. Ir šičia, aš manau, kad jau ir platesnės diskusijos reikia, jau reikia įstatymo, kad rinkėjai išrinkę Seimo narį
galėtų jį bet kada atšaukti, jeigu jis juos apgavo. Jeigu jis melavo rinkimų metu, juos apgavo, precedentai jau yra, Lenkijoje visai neseniai atšaukta iš pareigų merė, rinkėjų valia, buvo padaryti nauji rinkimai ir rinkėjai 90% balsavo, kad merė paliktų savo pareigas. Tai tokių precedentų yra ir demokratija dėl to nesugriuvo. Melagiai, apgavę savo rinkėjus, nesėdės, kaip Šimonytė sakė, 4 metus galėsite išsirinkti kitus. Jie neturi teisės apgaudinėti žmonių, tai yra priesaikos sulaužimas. O priesaikos sulaužimas turi būti baudžiamas bent jau pašalinant iš pareigų, aš jau nekalbu apie apkaltą. Priminsiu visiems, visi Seimo nariai, visi politikai prisiekinėjo, kad laikysis Lietuvos Respublikos konstitucijos ir Lietuvos Respublikos įstatymų. Pakartosiu, ką sakė pradžioj Dobilas. Lietuvos Respublikos konstitucijos 23 straipsnis sako, kad nuosavybė yra neliečiama ir jų kišimasis, tai yra į mūsų nuosavybę kėsinimasis, baudimas žmonių už tai, kad žmogus susitaupęs, sumokėjęs visus mokesčius, turi savo namus. Tai yra konstitucijos pažeidimas ir priesaikos sulaužimas. Ir jie neturės ramybės niekur Lietuvoje. Taip. Kitas žurnalistų klausimas iš Respublikos redakcijos, žurnalistas Vidmantas Misevičius, klausė, ar pavyko pasiekti rezultatų šioje akcijoje. Tai kol kas tai ne, todėl kad kol bus nekilnojamo turto mokestis fiziniams asmenims už jų įsigytą turtą, tai tol rezultatas nepasiektas. Kaip neliks tokio mokesčio, jisai bus pasiektas. Kitas dar rezultatas, kurį mes suprantam, tai yra pasiekimas, tai yra interpeliacija finansų ministrui Rimantui Šadžiui, tai būtų pasiekimas. Na, o jeigu mes kalbam apie tarpinius rezultatus, tai yra, priminsiu, 31 752 parašus, tai taip, šitas tikslas pasiektas, tiesą pasakius, mes net netikėjom tokio didelio aktyvumo, tik norėčiau priminti, kad mūsų nereklamavo didžiausi naujienų portalai, nacionalinė televizija ar dar kažkas, tai dirbo žmonės savo kruvinom rankom, vaikščiojo ne vieną porą batų sunešiojo ir per mėnesį surinko virš 30 000 parašų, virš 31 000, beveik 32. Tai per dieną 1000 parašų, tai yra tikrai geras rezultatas. Jeigu prisimintume prezidentinę rinkiminę kampaniją, ten renka po 20 000, ne visi tai pavyksta per kelis mėnesius padaryti. Tai iš tikrųjų didelis susidomėjimas, turint omenyje, kaip tai sunku daryti savo be jokių didelių finansinių išteklių ar dar kažko, tai be jokių finansinių išteklių. Tai šitas rezultatas yra pasiektas su kaupu, tačiau pagrindinis rezultatas mes įsieksim tol, kol neliks šių mokesčių. Tai čia iš mano pusės, iš kolegos gal mane papildys. Tai aš manau, kad pasakė viską. Kitas Respublikos redakcijos, atsakysim visom redakcijom išėlėm, kurios kreipėsi, ar buvo trukdžių, Vidmantas Misevičius klausė, renkant parašus. Tiesą pasakius buvo ir buvo jų daug. Tai aš jau užsiminiau ką tik, tai jokia valstybinė nacionalinė televizija, nei televizija, nei radijas, nei portalai net neužsiminė apie tai, kad tokia akcija vyksta, tarsi nieko nevyksta, tai ta informacinė blokada buvo trukdis. Taip pat nevengėm trukdžių iš kitos pusės, kurie sakė, tai žiūrėkit, čia jie tuos parašus tai parinks ir kažkur tai dings, kažkur tai bus nukanalizuota, nepasieks dar kažko. Tai tokios kalbos jos nebuvo atsitiktinai, tai yra konservatorių, liberalų, tų pačių socialdemokratų, tai čia yra viena kompanija skleidžiamos kalbos, jų paįtakojamų asmenų, tai tokios kalbos irgi buvo specialiai ir mūsų koordinatoriai ne vieną kartą skambinau, kaip čia iš tikrųjų yra, dar net šiandien ir vakar, kaip čia bus dabar toliau, tai tos kalbos ir tas grūdas nepasitikėjimo buvo siejamas nuolat ir tai buvo konkretus
trukdymas šiai parašų rinkimas, bet mes džiaugiamės, kad mūsų visi koordinatoriai atlaikė ir atsispyrė šitam tokiam melui, dezinformacijai, sąmoningam bandymui nesuvienyti ir suskaldyti opozicinės jėgas. Tai tas nepavyko jiem ir tie trukdžiai mes juos įveikėme. Tai labai dėkojame ir kaip sakyt, kaip matote, mes jau dabar darome konferenciją, jau oficialiai pristatinėjame, kitą savaitę matysite šios parašus Seime, po 2 savaičių matysite Europos parlamente ir toliau seka akcijos. Šita mūsų akcija eina nepaisant jokių trukdžių. Aš tik trumpai noriu papildyti dar. Ar buvo trukdžių bendrai politinė situacija, kadangi Lietuvoje apie 80% žmonių bijo viešai sakyti savo nuomonę, tai yra statistinės apklausos ir aš noriu pasakyti, dar kartą padėkoti visiems, kurie negalėjo savo laiko, rinko tos parašus ir, kaip sakė Dobelas, sudešiojo ne vienus batus, tai kokie iš jų atgarsiai? Bijo. Žmonės bijo rašytis. Va, ir demokratinė Lietuva. 80%. Gal prie sovieto. Šit, niekas tiek nėra surinkęs parašų sovietmečio, kiek aš, kad reikalavom, kad būtų grąžintos bažnyčios, paleisti politiniai kaliniai iš kalėjimų ir vežėm įvairiausiam tarptautiniam organizacijom ir į Maskvą siuntėm tos parašus. Aš galiu jums pasakyti, sovietmečio pasirašyti mažiau bijojo, negu šiandien bijo. Ir jūs nerasit beveik nei vieno pareigūno, kuris dirba viešajam sektoriui, kad pasirašytų. Gal išimtinai vienas kitas. Visi kiti demokratiniai valstybei bijo įsakyti savo poziciją. Štai koks yra didžiausias trukdžius. Taip, Artūras, viskas. Ir dar vienas Respublikos redakcijos klausimas. Ar nekils klausimų su parašų legitimumu, prisimenant tokias liūdnai pagarsėjusias akcijas, kaip Tapino surinktų parašai, berods ten Stambulo konvencija, jeigu dabar nepapildė kokio, bet mes puikiai atsimenam, kada buvo atneštos į Seimą tuščios, kaip suprantu, dėžės, didelės dėžės, be jokio turinio ir bandyta parodyti viešų ryšių akciją. Tai neatsitiktinai prašom, kad visi parašai galima žiūrėti, visi jie pasirašyti ranka, visi jie yra žmonių kontaktiniai duomenys nurodyta ir neatsitiktinai žmonių kontaktiniai duomenys nurodyta. Aš tik priminsiu, mes jau prieš mėnesį tą sakėm, kad visiems šitiems žmonėms bus siuntinėjama laiškai, kaip balsavo Seimo nariai, kaip pasisakė Seimo nariai ir bus pranešamos kitos naujienos. Pavyzdžiui, atėjimas prie Seimo narių biurų ir pakvietimas į susitikimą. Tai visi šitie adresatai gaus. Dabar kaip Seimo nariai vertins tuos parašus, bus visokių, nebejotinai bus visokių. Aš nelabai kažko tai tikiuosi ten iš konservatorių, liberalų ar socialdemokratų, suprantat, kurie visada ras priežasčių, ar čia taip toliau, galbūt galėjo būti daugiau. Mes nepūtėm jokių skaičių, mes rinkom nuoširdžiai viską, šitie parašai visi yra labai aiškiai surašyti, visi jie bus pristatyti. Tai, čia, kaip matote, ne kažkokia tai tuščia dėžė ir ne kažkokia tai, flešai, ten buvo dar kas nors. Tai kai pamatysite tuos žmonės prie savo biurų, tai tada galbūt ir jums tas legitimumas bus aiškesnis. Aš apskritai siūlyčiau gal mažiau kreipti dėmesio, taip kaip reaguos viešai kažkokie Seimo nariai, tie patys Seimo nariai ir žurnalistai tie sisteminiai niekada jums nepasakys, kad Seime sėdi jau antrą kadenciją teista už politinę korupciją partija Liberalų sąjūdis, kurios vienas iš lyderių išvadino žmonės valkatomis, kai išėjo kalba, kodėl Seimo nariai pasididino atlyginimus, jis sakė, tik valkatom atrodo, kad Seimo narių atlyginimas didelis. Reiškia, žmonės, kurie galvoja, kad Seimo nariai gaunantis virš 4000 ten su priedais, reiškia, atlyginimą, galvojantis taip yra valkatos, tai kokią nuomonę toks žmogus turi realiai apie savo rinkėjus. Teistos partijos vienas iš lyderių, kurio mokinys ir nuteistas už politinę korupciją. Ir pati partija nuteista už politinę korupciją, nors visa žiniasklaida nemato, kad kriminalas sėdi Seime. Ne pirmą kadenciją. Bet šitie kriminaliniai nusikaltėliai irgi bijo. Visi bijo
žmonių nuomonės, žmonių valios konkrečios išraiškos, nes jie supranta, kad jie bus nušluoti, kaip išsigando ir prieš tai didžiojo šeimos gynimo maršo valios išraiškos ir suneštų parašų tai pačiai Seimo pirmininkai. Ir tai davė labai aišku rezultatą. Stambulo konvencija nepriimta, vienalytės santuokos nepriimtos, narkotikų legalizavimo įstatymas nepriimtas ir visa tai, ką žmonės reikalavo nepriimti, tas ir buvo padaryta. Jie nedrįso perlipti per žmonės. Nedrįs ir dabar, nes tai liečia dar daugiau žmonių. Jeigu narkotikų fanų ar kažkokių kitų fanų apkvailintų dar buvo, tai dabar kiekvieną mūsų, kiekvieną žmogų, kiekvienam Lietuvos kampelyje liečia šitie įstatymai. Dar priminsiu, kad mes pasisakom ir prieš sumažinto PVM panaikinimą šildymui, nes kiekvienam iš jūsų pabrangs šildymas. Čia irgi šito pačio, antra raidė sumaišyta jo pavardė matyti, Šadžiaus nuopelnas. Mes ir prieš tuos įsakymus pasisakom. Priminsiu dar kartą, ką sakė europarlamentaras Petras Gražulis. Nėra jokio reikalo dabar didinti mokesčius. Pinigų yra pakankamai ir padarius auditą visose ministerijose, visose valstybinėse įstaigose, tų pinigų būtų milžiniškas perteklius ir reikėtų realiai statyti naują kalėjimą, kad susodinti visus vagis, nes jų jau Lietuvoje per daug. Aš tik tais galbūt, jeigu galima tokią visai iš pašalies mintai, bet šiek tiek ir susijusią. Kas atsitiko Lietuvoje per 50 okupacijos metų? Gal žmonėm, aš pagalvoju Lietuvos piliečiams, jį geną komunistinį įdėgė. Gal reikėjo tik kažkokį tai tyrimą. Pažiūrėkit, kas yra. Nei vienas prezidentas, jeigu nebuvo komunistų partijos narys, arba ten kažkoks tai slaptos tarnybos KGB agentas, nebuvo išrinktas Lietuvos prezidentu. Pradėkim Algirdu Brazausku. Jeigu kalbėsim apie Adamkų, tai jisai buvo Santaros šviesos atstovas Amerikoje, kur jis lietuvių tai bendruomeniai, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, oponavo. Ir tai buvo paruoštas, kai sako, pakeisti nuverstą paksą, kur vykdė jų politiką, nematė čia žavė kalėjimų ir visų kitų, kai sako, nusikaltimų vykdomų prieš Lietuvą. Po to Grybauskaitė išrenkama 2 kadencijas, o jeigu žmogus nesusitepęs su ta buvusia sistema tarybinė, jis niekada neturės mūsų visuomeniai pasitikėjimo. Kaip tai suprast? Aš manau, kad gal reikėtų tikrai užsakyti kažkokį tai mokslinį tyrimą, gal per 50 metų genas kažkoks yra tas vadinamas komunistinis, įdiegtas Lietuvos tautiečiuose, kad visi tiesiog tie, kurie buvo komunistai, didžiausiai dabar pagarboj ir labiausiai mylimi ir didžiausią pasitikėjimą turintys, nežiūrint tai, kad jie tą žmogų vargšą spaudžia ir išnaudoja. Taip, toliau klausimai iš 77 portalo. Tai pirmas klausimas. Kaip manote, ar Seimo nariai atsižvelgs jūsų surinktus parašus? Manau, kad ką tik buvo atsakytas šitas klausimas, Artūras labai išsamiai išdėstė, tai nesikartosime. Raginate Seimo narius nebalsuoti už jokius naujus mokesčius ar jų pakėlimus, bet ar nemanote, kad NT mokesčių įstatymas turėtų būti keičiamas, kadangi netgi ir nepriėmus siūlomo projekto, kitąmet po registrų centrų verčių perskaičiavimo mokesčių mokėtojų ženkliai padaugės, o jau dabar mokantys mokestį po perskaičiavimo turės mokėti daug didesnės sumas. Ką ir laidos pradžioje, spaudos konferencijos, pasakėme. Mes apskritai iš principo nepritarėm fizinių asmenų turto apmokestinimui, nekomerciniam naudojimui. Nepritarėm šiai komunistinė ideologija ir mūsų tikslai bus pasiekti, kaip šio mokesčio neliks. Tai manau, kad tai būtų aiškus atsakymas, ką mes manome apie net ir dabar esantį nekilnojamo turto mokestį. Čia ir aiškiai mes buvom parašyta, kad mes nepritarėm jokiam pakėlimui ir ką jūs teisingai vardinote, 77 žurnalistai, Ieva Šimkutė, kad registrų centras pervertina, ar tas mokestis kyla automatiškai, užfiksuota.
mums iš principo netinka tas mokestis. Ar labai turtingiem, ar dar kam nors tai yra komunistinis mokestis. Matau, noriu papildyti Artūras. Aš truputį noriu visiems konkretų dalyką. Turtas mūsų nepabrangsta. Turtas, namai mūsų nepabrangsta. Jisai kaina pakyla jo tik tai dėl infliacijos. O infliacija sukelia vyriausybė. Tai yra patys sukelia infliaciją, nuvertina pinigus, nuvertėja pinigai ir nuo to nuvertėjimo dar jie reikalauja mokesčių. Juk kiaušinių kokybė nepagerėjo, kad jie lito dabar pasidarė 11 litų. Sakysim, jeigu žiūrėti ekvivalentą litais. Kiaušiniai pasiliko tokie patys. Bet infliacija ir kainos išpūstos tiek, kad pasidarė 11 kartų brangesni kiaušiniai. Lygiai tas pats pučiamas burbulas. Infliacija didinama ir kainos didinamos dirbtinai. Kodėl aš tai sakau? Todėl, kad mes esam eurozonoj ir pandemijos, tos vadinamos pandemijos metu, vienintelė ES šalis, kur buvo infliacija metinė virš 40% buvo Lietuva. Kaip taip galėjo vienoj valstybei nuvertėti euras, kai kaimyninėse valstybėse šitiek nenuvertėjo. Tai yra konkrečios šitos buvusios Šimonytės vyriausybės rezultatas ir po to sako, kad jūsų turtas pabrango. Ne, čia yra infliacija apmokestinama, tai yra jų pačių veiksmas, padidinantis neva tai jūsų turto kainą, apmokestinamas ir žmonės nuskausminami dar daugiau. Kaip ir sakė kolegos, jūsų namai nuo stovėjimo tik tai blogėja jų fizinė būklė. Jį po 10 ar 15 metų reikės remontuoti, jisai nepagerėjo ir nepabrango. Bet jūs kasmet dėl infliacijos turėsit mokėti vis daugiau, kol galų gale nesugebėsit išsimokėti, o pensininkai pirmieji tą pajus ir namai iš jūsų bus atimti. Dar vienas klausimas iš 77 portalo. Kaip suprantu, daugiausiai akcentuojate NT mokesčio projektą. Net jūsų svetainė pavadinta NT mokesčiams ne. O ką manote apie planuojamus GPM pokyčius? Aš tik tai priminsiu, ką mes sakėme konferencijos pradžioje, kad valstybė išvaisto pinigus nežinia kur, priminsiu, 700 milijonų nežinoma kur tiesiog yra, po valstybinio audito atlikto. Milijardai kišami į vėjo jėgaines, kurias pastatytų verslas už privačias lėšas. Steigiama nauja regionų ministerija, ten reikės irgi 100 milijoninio biudžeto. Ką parodė energetikos ministerija, kuri dabar yra kuri turėjo būti panaikinta, bet jinai sėkmingai veikia toliau. Nepasakyčiau, kad sėkmingai veikia tiesiog toliau ir jos biudžetas virš 300 milijonų. Kitaip tariant, valstybėje pinigų yra. Ir ką minėjo europarlamentaras Petras Gražulis, turėtų prasidėti viskas nuo biurokratijos mažimo, kaip yra Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir apskritai nuo tokių švaistymo, tuo labiau, kam tie pinigai naujai renkami, čia jau kalbate apie GPM, niekas nepasako, tarsi saugumai, tarsi kariuomeniai, o ką pirks? Konkrečiai, niekas nieko nesako, tarsi dalis to mokesčio nuo savivaldybė, tai kokia dalis, tarsi nuo kažkur gynybą, o jeigu gynyba, tai kam? Valstybėje pinigų yra, valstybė turėtų pradėti nuo savęs, nuo biurokratijos mažinimo ir jau tada galvoti apie kažkokias kitokias priemonės. Mes kol kas to nematome. Tai tiek apie tai aš galėčiau pasakyti. Tai ar yra dar iš daugiau žurnalistų klausimų? Nėra. Tai ar dar norėtumėt ką nors papildyti? Aš norėčiau dar vieną dalyką konferencijos pabaigai pasakyti. Tai dar kartą padėkoti visiems pasirašiusiems, visiems būsiems nebejingiems ir ypatingai norėčiau padėkoti žmonėms, aš pavardinsiu, Artūrui, Virginijai, Vincentui, Artūrui iš Alytaus, Marijampoliečiams, Edvardui, Snieguoliai, Juozui, Martynui, Reginai, Kestučiui Panevėžio, virš 2000 parašų žmogus su pagalbininkais surinko, Plungė Milda, virš 1000 parašų su pagalbininkais surinko,
Rolandui, Šilutės laikraščių Šilo karčiama, Martino iš Mažeikio, virš 1000 parašų surinko, Vitalija iš Rokiškio, apie 500, Petras iš Varinos su šeima važiavo žmonės pastoviai, aš jau net nežinau tos skaičiaus, ar 1,5 ar 2,000 jie konkrečiai patys surinko, visa šeima tiesiog triusiai visą šį laikotarpį. Egidijui, Danutė iš Vilkaviškio, Antanina iš Druskininkų, Vilniečių šeima Alfredui irgi virš 1000 parašų, jeigu ne virš 2000 parašų žmogus surinko tiesiog vaikščiodamas kiekvieną dieną. Tai yra didžiulis jūsų darbas, kiekvieno rinkusio, atsiprašau tų, kurių pamiršau paminėti, nes žmonių buvo gausybė. Aš čia tik išvardinau koordinatorius ir parašų surinkimo punktus, o jų yra daug daugiau, tiek kuruojančių, tiek rašančių, berenkančių. Visų turbūt man neįtų išvardinti, labai didelis jums ačiū. Mes dėkojame visos visuomenės vardu, kurie nepritarė šiai komunistiniai ideologijai ir komunistiniam šiem mokesčiam. Tai pirmas etapas mūsų įveiktas su pasisiekimu. Labai jums ačiū. Dabar eikime toliau. Primenu, sekmadienį 12 val. Šilalėje prie savivaldybės pastato, kur yra Remigijaus Žemaitaičio biuras, mes kviečiame jį ir kitus šilališkius Seimo narius į susitikimą. Važiuosite į Rietavo turgų, kažkur tai aplinkui tą dieną, prašome atvykit, pasikalbėkime su savo Seimo nariais, pažiūrėsime, ar jie nėra bailiai. Tai ačiū dar kartą, ačiū visiems žurnalistams už klausimus ir palinkėsiu geros dienos.